Atėjo laikas pamatyti, kaip Zootopijos personažai atrodo tikrame gyvenime. Taigi pasiruoškite, nes kai kurie iš jų nėra tokie mieli kaip filme. Pradėkime nuo pagrindinių veikėjų. Judy Hopps. Judy yra draugiškiausia pareigūnė visoje Zootopijoje. Tačiau nors ji gana maža, yra labai vikri ir greita. Ir taip yra todėl, kad ji pagrįsta daugiausia dviem triušių rūšimis. Pirmiausia, turime europinį triušį, kuris yra gana greitas ir vikrus. Kaip ir Judy, kai ji persekiojo nusikaltėlius. Tačiau, kad atrodytų pūkuotesnė ir mielesnė, ji taip pat buvo paremta medvilnų uodegių triušiu. Ir iš šių dviejų derinių gimė Judy Hopps. Ir jei nežinote, jos pavardė yra gana tiesioginis pokštas apie triušius. Nes Hob anglų kalboje reiškia šokinėti. Taigi iš esmės jos vardas yra Judy šokimukė. Ir žinoma turime pakalbėti apie Nicką Wildą. Žinome, kad jis yra vienas iš gudriausių ir vienišiausių Zootopijos personažų. Ir mano draugai, tai nėra tik atsitiktinės savybės. Šis žavus lapinas turi tas pačias savybės, kaip ir jo rūšis tikrovėje. Jis sukurtas pagal raudonąją lapę, dažniausiai ir plačiausiai paplitusią lapę pasaulyje. Jie yra labai protingi, o šeimos reikalai jiems nelabai patinka. Jo neįmanoma prijaukinti, iš čia ir kilo jo pavardė – Wildas, nes angliškai tai gali reikšti laukinis. Bet kuriuo atveju.